Sako 3 laipsniai šitam orų appse. 3 laipsniai. Kaip užlėpė ant kalno, jaučias kaip -13. Pusę 5 kėliausi, galvojau anksti išeisiu, bet tamsoj norėjau eiti. Atrodo visai nemaža kalvelė ar kalnas, bet tik tai 100 metrų virš jūros lygio. Bet yra ką paveikti, įlipti. Jis labai status. Beveik užlipom į pirmą. Biškį kvapą atgavau. Vėjas. Padės man protestuoti mikrofoną. Ar girdisi vėjas, kaip pučia per šitą plaukuotą, kaip sakoma, dead cat. Numirusią katę. Tas pūkotukas, kur prisegtas prie mikrofono. Mažytę vandens pertraukėlę padarysim prie šito monumento. Draugelis man. Matėmės jau 3 kartus su juo. Ir toliau eisim. Kaip ir sakiau, norėjau įsitraukti droną, bet vėjas sukilo, lyt pradėjo. Tikrai, kas nebuvo čia, patarčiau ateit pasivaikščioti. Čia apie 10 mylių gaunas pirmin atgal. Iki čia, kur atėjau, dar toliau turėčiau eiti iš tikrųjų. Dar toliau ten turėčiau eiti kokią mylę, 1,5. Bet ten jau toliau lygus laukai jau. Lipt nebus į kalnus aukštai, tai kaip ir čia apsisuksiu ir eisiu atgal. Nes ten jau teko eiti 3 kartus, tai nieko naujo nepamatysi. O ten tai yra ką paveikti. Kalnai, pakrantė eiti, įdomiau. Tai kas nebuvo, čia vadinasi Southwest Coast Path. Ką, atėjom iki to paminklo, suvalgėm bananą, mandariną ir per 10 minučių pradėjau šalti, jau einu atgal. Galvojau, dar pasigaminsiu kareivišką maistą, pasiėmiau Lietuvos kariuomenės, bet kol jisai sušils, aš sušalsiu turbūt. Pakrantėje ar kalnuose oras keičiasi nenuspėjamai. Šiandien turėjo būti vėjas būti iki 3 mylių per valandą, tai yra labai, praktiškai nėra vėjo. O dabar jisai pakilo iki kokių 13, ar netgi 30. Jau kaip netgi sunku eiti prieš vėją, kaip pučia stipriai. O taip ramu buvo iš ryto. Taip kad važiuojate į pakrantę, apsirenkit 10 laipsnių šilčiau. Įrodo 3, renkitės kaip -3. Su matematika prastai pas mane.
Nu va, grįžtam atgal. Čia ryte ėjo dar tamsoj. O dabar va biški prašvyta, pažiūrėkit, kaip atrodo viskas gražiai. Ten car parkas, kur tos linijos ant žolės matosi. Ką, neblogai pasivaikščiojom visai šiandien. Mylių kiek nuėjom. Toj mes pažiūrėsim. Mes naudojam OS Maps. Topografiniai visokie žemėlapiai čia. Kokie jums patinka. Jeigu visą distanciją būčiau nuėjęs, būtų 9 mylios. Keliai truputį skauda, bet ne taip, kaip skaudėjo praeitą kartą. Mes čia prieš metus, gal sakyčiau, ėjom šitą pačią distanciją, bet ilgesnę atkarpą. Ėjom tada 54 km per vieną dieną. Su kuprinė, paskui be kuprinės. O tada tai viskas skaudėjo. Linką numesiu, jeigu kam įdomu pasižiūrėti. Tai va, mes ėjom į tą S Haven Point. Nuo čia dar būtų 28 mylios. Kart 1,65 būtų kilometrais. Tai jo, yra ką paveikti. Čia, ką aš nuėjau, tai 1/5 tik tai, ką mes tada nuėjom. Nebebuvo malonumas tada jau. Tiesiog ėjom, kad įveikti distanciją. Visus vaistus išgėrėm, kurios turėjom nuo skausmo, nes kitaip praktiškai neįmanoma buvo. Visi klubai, visi keliai. Nerekomenduoju. O, dienos šviesoj, kaip atrodo tas kaimelis Lulworth Village. Labai gražus, toks jaukus. Na ką, žiūrim, ką mums čia reiks mokėti. Beveik 4 valandas. Automobilis. Nei daug, nei mažai. All Day Car Park. Normaliai. Mes reiškia virš 4 valandų buvom, jeigu mums reikia 20 mokėti. Na ką mes šiandien valgysim? Kažkuo nefokusuoja mano kamera. Neįsivaizduoju, kodėl.